Kaip smagu, kad pastaruoju metu mus džiugina ir saulutė, ir nuostabus pavasariški orai, tačiau išties turime būti budrus, nes kai ką aplanko pavasarinės alergijos, o kai ką pasiveja virusas. Pavyzdžiui, ir mane pačią išties jis pagavo ir gana rimtai apsirgau. Bet šiandien aš noriu papasakoti apie Lietuvos draudimo sveikatos draudimą. Kartu su ekspertu Audriumi mes pasidalinsime gerąją patirtimi. Aš manau, kad gerais dalykais reikia dalintis, ar ne? Taip, žinoma. Ir iš tiesų, su pavasariu nesitraukia ligų sezonas, kaip tik atsiranda gal net ir kitų virusų, alergijų. Ir neseniai atliktas Lietuvos draudimo tyrimas parodė, kad beveik trečdaliui žmonių teko laukti vizito pas gydytoją nuo 2 iki 3 mėnesių, o kone ketvirtadalis laukia net virš 3 mėnesių. Tai kai kalba eina apie sveikatą ir apie nuolat patirimus kažkokius nemalonius ligos simptomus, tai tikrai yra labai ilgai. Taip pat tyrimas parodė, kad beveik pusė gyventojų, kurie dalyvavo šiame tyrime, atskleidė, kad iš tikrųjų jų sveikatos būklė per tą laiką, kol jie laukė vizito pas gydytoją specialistą, pablogėjo. Aš klausau apie 3 mėnesius ir tikrai noriu paneigti šį faktą, kadangi su Lietuvos draudimo sveikatos draudimu ištikus man komplikacija, ausies komplikacijai, aš turėjau galimybę kreiptis telefonu į šeimos gydytoją konsultacijai, gauti labai skubę pagalbą ir išties nereikia laukti. Papasakokit iš tikrųjų, kaip vyksta šie procesai. Taip, iš tikrųjų, turint privatų sveikatos draudimą, galite naudotis nuotolinėmis šeimos gydytojų konsultacijomis. Tai yra tarsi šeimos gydytojas jūsų kišenėje, todėl kad iškilus kokiam nors sveikatos negalavimui, klausimams, pasitarti norint arba tiesiog būnant kažkur atokiai nuo gydymo įstaigų, atostogaujant, keliaujant, netgi būnant užsienyje, galite naudotis nuotolinėmis šeimos gydytojų konsultacijomis. Gauti receptą, gauti siuntimą pas gydytoją, gauti siuntimą tyrimams, gauti komentarą apie neseniai atliktus tyrimus ir panašiai. Na ir nepriklausomai nuo to, ar turime siuntimą ar ne, mes galime kreiptis į bet kurį tuo metu laisvą specialistą, bet kurioje gydymo įstaigoje, gauti ne tik konsultaciją, bet ir rekomendaciją atlikti tyrimus ir tikrai visa ta pagalba yra iš dalies kompensuojama. Taip, tuo ir pravartus yra privatus sveikatos draudimas, kad jį turint galinti rinktis bet kurią gydymo įstaigą, tiek privačią, tiek valstybinę, eiti tiesiai pas gydytoją specialistą. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite kokį nors odos nusiskundimų, galite eiti tiesiai pas dermatologą, neinant pas šeimos gydytoją prieš tai, tai reiškia, kad sutaupote daug laiko. Tiesiog turėti mokamą konsultaciją ir pateikus visus dokumentus draudimo bendroviai, atgauti didžiąją dalį savo išleistų pinigų ir priklausomai nuo jūsų turimo paketo net iki 80%. Galiu visą tai patvirtinti pati, bet priminkime mūsų žiūrovams, ką reikėtų daryti, kaip pradėti, kaip gauti tą sveikatos draudimą. Lietuvos draudimas kiekvienam fiziniam asmeniui suteikia galimybę sveikatos draudimą įsigyti pačiam. Galite padaryti tą internetu, galite padaryti tai užsukę į bet kurį Lietuvos draudimo prekybos tašką ir tiesiog labai paprastai nusipirkti pats, nelaukdami tokios papildomos vertės, pavyzdžiui, savo darbdavio, kas irgi yra labai populiaru, kai darbdaviai draudžia savo darbuotojus. Čia tuo ir yra išskirtinumas, kad kiekvienas žmogus pats gali priimti šitą sprendimą ir šitą produktą įsigyti. Kągi, orai tegu lepina mus toliau, nuostabus Velykų sekmadienis, o mums ko gero belieka mūsų žiūrovams priminti, kad turime ne tik galvoti apie tai, kaip smagiai praleisti laiką, bet ir saugoti savo sveikatą, ją prižiūrėti ir priimti skubius sveikatos priežiūros sprendimus. Taip, visiškai pritariu, rūpinkime savo ir artimųjų sveikatą.